Ši kamera kainuoja 450 eurų, o ši kamera kainuoja 650 eurų. Na, o va ši kamera kainuoja 1300 eurų. Jinai stebi visą teritoriją, kažkokią žuvį šokinėja ir atlieka tokios tolimos distancijos darbą. Taigi, turim beveik 2500 tam, kad viena kamera, štai ši pirmoji, kurią minėjau, stebi bendrą vaizdą. Jinai mato visą šią teritoriją bendram vaizde, bet jeigu reikia mums detalumo į tolimesnį tašką, dėja dėl tokio plataus matymo kampo mes neturime ten detalaus vaizdo. Taip, kad antroji šita kamera stebi jau siaurai tik šią sklypo dalį. Jinai stebi siaurai, daugmaž iš 70-100 metrų distancijos. Mes turime ir valstybinius numerius, matom detalų vaizdą, kas čia atvažiuoja pas mus į keliuką. Taip, kad dvi kameros reikalingos tam, kad viena mato plačiai viską, o kita mato detaliai. Na, o trečioji kamera valdoma, jinai iš vis dirba į didelės distancijas. Jinai gali dirbti daugmaž 300-500 metrų distancijose mūsų teritorijai. Nakties metu, aišku, mažiau, plus nakties metu būna ir rūkas, taip kad šitoje vietoje naktinis pašvietimas bus iki 100-200 metrų, bet iš esmės mums labiausiai svarbu saugoti savo privatų tvenkinį ir stebėti savo teritoriją. Kas yra įdomu, kad jeigu iš tų pirmai minėtų kamerų pamato judėjimą, šita kamera moka atsisukti, sekti, turi labai gerą algoritmą, skiria žmonės mašinas, taip kad nesekioja varno debesėlių, kaip darydavo senos kameros ir pigesnis, ką daro kameros. Taip, kad turim tokį bendrą 3 kamerų sprendimą, kuris nėra visai pigus. Tačiau mes jums parodysim šiek tiek kitą sprendimą, kur visos 3 kameros bus vienoje kameroje ir tai kainuoja 1200 pinigų. Taip, kad perpus pigiau ir viskas bus vienoje kameroje. Tuoj parodysim, kaip tai atrodo. Štai mūsų sprendimas. Viskas viename. 2 akių kamera viršuje stebi bendrą vaizdą. Ta, ką daro ir šita kamera. Kitu atveju, kai kamera neturi ką veikti, jinai stebi detalesnį vaizdą ten, kur mes pasakysim. Taip, kad šita kamera atstos štai šią kamerą. Valdoma kamera taip pat atstos ir jinai. Jeigu kažkuri kamera pamato kažkokį įsibrovimą į mūsų teritoriją, mūsų nupieštą perimetrą ar kirtimo liniją, šitą kamerą seka. Prisitraukia aiškiai, matom detalų vaizdą ir seka. Taip pat, jeigu reikia, mes galime aktyvuoti švyturėlius. Ta dalyką turi štai šitą kamerą, turi ir šitą kamerą. Taip kad 3 dalykai viename, net šiek tiek ir daugiau, yra vienam sprendime. Sakote brangu? Ne. Perpus pigiau negu būdavo prieš tai kiti sprendimai. Puikus modeliukas tam, kam reikia tokio sprendimo, kas turi didelės teritorijas. Beje, neskubėkit aklai pirkti. Jeigu norite tokią ar kitokią kamerą įsivertinti savo teritorijai, mes turime mobilų kameros autobusiuką. Ten yra ekspozicija, ten yra daug įvairiausių kamerų. Atvažiuojam pas jūsų teritoriją, jungiam visas kameras ir matot, kuri kamera kaip filmuoja, koks rezultatas, o mūsų kolegos, mūsų draugai papasakos, kas kaip dirba, kaip kas sinchronizuojasi ir koks yra geriausias rezultatas jūsų teritorijai. Ne mūsų, o jūsų. Taip kad nepirkit aklai sistemų, vis tik tai yra pinigai dideli. Kvieskit mūsų autobusą, atvažiuosim, parodysim, pademonstruosim, papasakosim, sužinosit daug įdomių dalykų, kurių iki tol nežinojot.